Tai trumpai apie save, esu šiaulietis, mokosi Šiaulių valstybinėje kolegijoje, taipogi esu ir studentų atstovybėje, laisvalaikiu mėgstu muzikuoti. Labiausiai, tais metais gal išties labiausiai bijau fizikos egzamino, nes kadangi stojau automatikos ir elektros inžineriją, tai fizika buvo vienas iš tokių svarbiausių dalykų, kurie lėmė mano įstojimą į Šiaulių valstybinę kolegiją. O daugiau tai išties nelabai ir buvo baisu. Prieš įstojant į kolegiją turėjau tokią viziją, kad mokysiuos arba Kaune, arba kolegijoje, bet prieš atvykstant pasirašyti įstojimo tą dokumentus ir visą kitą, tai išties buvo kaip ir, žinot, kaip būna abiturientam tos apsilankymo dienos. Tai atvykus išties sužinojau, kad netgi kolegijoje yra apie 70% praktikos. Tai tas mane išties labai pradžiugino, nes 12 metų prasimokius kažkaip nebesinorėjo vėl knygų graužti. Tad ir įstojau kažkaip į Šiaulių valstybinę kolegiją ir taipogi balas yra mažesnis, reikalingas įstoti, tai kažkaip savimi vėl pasitikėjau, įdėjau tą drąsų žingsnį ir jau 2 metai kaip esu šios kolegijos studentas. Kaip ir daugelis, sakyčiau, jaunų žmonių save mato gal daugelį sričių, bet aš save kažkaip pastebėjau, kad nuo mažų dienų aš mėgstu vis kažką gaminti, vis kažką daryti, vis kažką statyti. Mano rankas, ta prasme, pastoviai, kaip sakant, būna pilnas darbo, pilnas veiksmo, pastoviai juda, vis kažką darau. Ir tiesiog supratau, kad aš noriu dirbti prie elektros toliau. Tai taip ir gavos, kad įstojau ties šią sritimi. Mokslas yra įdomus ir kolegija yra pilna visokių įrangos pilnos ir išties paskaitos yra įdomios. Tai sakyčiau, gal labiau jaučiuosi savo toj kaip ir srityje. Tai daugelis išties, sakyčiau, net ir pačių abiturientų, aš net ir pats galvojau, kad ši profesija bus tokia, kad reikės kažkur landžioti, tiest kabelius, vėl kažką daryti. Bet išties ši profesija yra savotiškai, kaip ir kiekviena profesija, yra savotiškai įdomi. Kad dirbam su valdikliais, savotiškai programuojam ir taipogi darbo visados yra. Tai, sakyčiau, ir studijos, ir pats dalykas, kaip mokomasis dalykas išties yra įdomus. Ir tikrai tie, kas domisi elektra, ar net tiesiog montavimais, ar bent jau truputėlį kažką mėgsta iš elektros darbų, tai tikrai ši profesija, sakyčiau, tiktų. Kiek domėjusi, ši profesija išties yra labai perspektyvi, nes vis tiek jau tie naujesni metai ateina, viskas remiasi į elektrą, elektromobiliai, visokie saulės kolektoriai, išmanieji namai, viskas labai remiasi į elektrą. Tai profesija išties labai perspektyvi ir, kaip ir sakiau, darbo visados bus. Taigi įstojau į valstybės finansuojamą vietą ir išties nesitikėjau, kad gausiu stipendiją, bet gaunu inžinerinių krypčių 200 eurų iš valstybės ir taipogi gaunu Igničio paramą 300 eurų. Tai aš pasirinkau Šiaulių valstybinę kolegiją gal dėl to, kad taipogi ir gimtasis miestas, viskas šalia ir namai ir ta pati su kolegija, bet ir dėl to, kad kolegijose, kiek aš žinau, tai kaip ir sakiau, apie 70% yra suteikiamas studentui praktikos. Tai tie, kas jau, kaip sakant, yra pavargę nuo mokslų, tai išties kolegija yra būtent ta vieta, kur galima išmokti ne tik teorinių žinių, bet ir tas teorinės žinias ir pritaikyti. Mūsų kaip automatikos ir elektros inžinierių išties yra labai nedaug, o šiaip tarpusavę tai labai, sakyčiau, draugiškai susibičiuliavom, labai greitai visi susibičiuliavom ir visi vienas kitą palaikom, kai reikia. Tai muzika jau užsiiminėju 7 metai, o kaip ir daugelis, sakyčiau, muzika lydi nuo mažų dienų. Ar tai ten vairuojant dainuoti, ar šiaip laisvalaikiu dainuoti, o muzikos mokyklos nesu baigęs, ko išties irgi didžiuojasi. Taipogi labai didžiuojasi net ir tėvų palaikymu, ta prasme, ne kiekvienas iš mūsų gal tai išreiškiame, bet tėvų palaikymas išties labai man daug reiškia. Ir muziką užsiemu jau nuo 8 klasės baigimo, tai prieš baigiant 8 klasę, kažkaip klasėje turėjau tokius dvynukus, Dovydą ir Danielį, ir jie baigė muzikos mokyklą ir kaip jie grodavo pianinu, mane visados kažkaip, nežinau, traukdavo mane pianinas nuo mažų dienų. Ir taip gavos, kad mečiau savo iššūkį, kad išmoksiu groti pianinu. Ir prieš baigiant 8 klasę, jau vykstant tai šventėjai, aš sudalyvavau, kaip atlikau vieną kūrinį.
Ir nuo tų dienų kažkaip muzikos vis nepaleidžiu ir gimnazijoje rengdavau savo renginukus, būdavo ilgoji pertrauka, tai greit susiorganizuoju keletą dainų, išmėtau skelbimus, kad susirinkit, padainuosim, pabūsim ir darydavau netgi savo solinius pasirodymus tokius. O dabar netgi jau 2 metai, kaip kuriu ir leidžiu savo paties dainas. Išties vos pradėjęs muzikuoti, kažkaip bandžiau rašyti dainas, bet nebuvo gal taip drąsu išleisti savo dainas, kažkur viešinti dainas. Ir prieš porą metų, kai baigiau 12 klasių, prieš įstojant į kolegiją vasaros metu, berods po savo gimtadienio praėjus keletą dienų, nusipirkau pirmą tokį profesionališkesnį mikrofoną ir rašiau savo pirmą dainą ir ją išleidau. Tai nuo tų dienų tiksliau, ir toliau rašau ir kuriu dainas ir netgi dabar artimiausiu metu planuoju išleisti savo pirmas 2 lietuviškas dainas su netgi vaizdo įrašu, kur, kaip sakant, pirmą kartą save parodysiu. Aš galvoju muzikos neapleisti ir ją toliau tęsti ir toliau save reklamuoti, gal net ir ne tik Šiauliuose, gal net ir kitose miestuose pasirodyti šventėse ir kitokiose veiklose, bet taipogi gal automatikos ir elektros nepamiršiu. Tai sakyčiau, abiturientam nereikėtų labai išties pergyventi dėl to egzaminų. Tai yra tik, kaip sakant, žinių patikrinimas ir vis tiek, jeigu 12 metų žmogus mokėsi, tai tikrai, sakyčiau, įmanoma viską išlaikyti. Tik reikia savim pasitikėti, gal dar skirti taipogi laiko ir kažką dar išmokti. O apie kolegiją, tai visados yra studentai laukiami, ne tik automatikos srityse, bet ir kitokiose mūsų kolegijos mokomuose dalykuose. O jeigu studijos vis dėlto nepatinka, tai studentui nėra ko bijoti, visados galima ir perstoti.